Sveiki visi, šiandien turiu tokį smulkų šono padažymuką, snaigis kaip aš vadinu, mažas mašniukas, baltas tai bus snaigi. Turim prajomas, teko duris išimti, nes apliavimas labai sudėtingas gavosi, tai gavosi taip kaip gavosi. Kustelė yra padaryta spalvai. Pridėjus prie sparno, šiaip nesiskyrė. Čia per kamerą kažkiek metą gal melsvo atspalvį, bet čia yra nušiauštas lakas, o čia kortelė yra nulakuota. Manau, kad dėrės. Ir jo labiau, kad dažysiu iki čia. Perimui vietos labai daug. Su spalva turėtų nebūti jokių problemų. Jo labiau, kad čia balta, paprasta. Viskas bus gerai. Va. Durys pažiautus čia, nes durys buvo ant čia pakasta, tai reikėjo išglaistyti. Teks dažyti ir tą tarpą išdažyti. Nu, taip atrodo. Kumos apklijuotos, kad visur užsipūstų, viskas įvyktų. Viskas. Persirengiu ir einu dažyti. Dar vienas aspektėlis su balta spalva yra tas, kad detalės paviršius turi būti labai švariai nuvalytas. Pavyzdžiui, kaip čia yra pirštais nutepliuota, ne? Jeigu gerai nenuvalysi ir dažysi tik tą vietą, kur yra užgruntuota, uždėjus laką labai žiauriai va tie dalykai ir matysis, liks, kad nučiupinėtai yra purvina detalė. Tai prieš dažant jau reikia pasirūpinti, kad būtų švaru. Čia nieko, durys tik tai yra labai nučiupinėtos. Čia visų pusė velnio. Vai va, nu yra. Kleckai. Radijas Zimbabvė. Galvoje tik Mercedes Radisai Village. Liepos 21 ir 22. Uolių saloje. Renginio portalas Delfi, žurnalas Mieste, bilietus platina bilietai LT. Mercedes Radisai Village. Įdomi situacija gaunasi. Durys jau buvo dažytos, va. Kantelis, bet ir spalva skiriasi stipriai. Čia va balta, nedažyta. Man atrodo, ir kamerų net matysis. Čia yra geltonesnė. Dabar aš pasidariau kortelę. Prie ko jinai labiau tinka, įdomu. Čia viršutinio ar prie apatinio? Jaučiu, kad prie viršutinio. Tai kaip man daryti dabar? Daryti durys su perichodu? Ar durys daryti pilnai baltai iki galo? Ir viskas tik prie sparno. Atrodo, kad su sparnu tinka labai neblogai. Nežinau, žiūrėsiu. Dažymo eigoje. Žiūrėsiu, dažysiu, žiūrėsiu, kaip dengia, kiek turiu dažų. Palei situaciją paskui nuspręsiu. Dabar taip, nežinau, kaip čia pasielgti. Vienu žodžiu, viską pasiruošiu einu dažyti. Dvi eilės uždėjau. Čia lyg jau nebesišviečia. Taip užmečiu kampų. Perichodą, kad nesuprastum, kas čia kur buvo. O čia matau, kad matosi, kas čia buvo, va. Stojkiai yra geltonesnė negu durelės. Va dabar viršutinė tailė matosi, kad jau geltonesnė. Vienu žodžiu mesiu taip. Va, dar šviečiasi kadangi. Nuo to krašto taip pup. Ir užeisiu ant tų galinių durų, ale. Ir susidurs toks, ar perimas per visas duris. Ir tada ten biškiam priekį uždurginsiu toks, kad pusiau šviestusi ir durų spalva, ir arti sparnų būtų spalva. Nu, toks bus kokteilis. Bet ant baltos čia labai daug ko nesuprasi, tai dar sužaisiu. Nu va, visi sluoksniai yra išbarstyti jau. Čia į viršų užėjau lengvų perichodų tokiu, palei lempą matosi, vos padulkėja. Paskui
į apačią čia nubarščiau, čia slenkstis nesvarbu. Čia į durelių viršūnę jau kaip ir sakiau. Čia ant priekių vos užmečiau. Čia pilnai padengiau visas duris. Čia taip pat irgi padariau, kadangi nuo durys to vietoje užpūstos, tai tas duris irgi man. Taip, per rankinėlę biškimą nuleidau. Link sparno, nuo pusės sparnas irgi toj pusėje va, dažys, tam pačiam aukštį, tai užmečiau ant durų čia irgi, kad būtų. Visas baltumas būtų vienam lygiai. Tai viskas, dabar einu maišausi laką. Ir... Ai, pabandysiu lakus biškį pakaitaliuot. Šiandien pasiėmiau... Pamiršau, kokį pasiėmiau. Nu, karočią, toj parodysiu. Tai va, paėmiau tokį žiauriai, gražiai pakuotį man Ranal laką. Kaina kažkas apie 15 eurų, 2 prie 1. Keitiklis toksai. Ir jisai toksai palei išpūtimą man įdomus bus. 2 prie 1 viskas tvarkoj. Kas čia? Ai, slėgių reikia labai aukštų. 3-4 barai. 1,5 arba 2 sluoksniai. Nu čia viskas tvarkoj, viskas tvarkoj. Labai didelis slėgis reikalingas. Reiškia, sunkiai tempėsi, sunkiai gula. Kerzap gali būti didelė. Čia džiavimo temperatūros. Tai va, vienu žodžiu. Pavyzdžiui, jeigu imti mypinį laką, mypinį paėmus, parašyta 2,5 baro. Per pus mažesnius slėgių užtenka išpūsti laką, jis pats geriau išplaukia. Karočią man. Mypinis. Tada turiu Oskarą. Oskarą, kas čia su Oskaru rašo? Su Oskaru. Slėgių iš vis nereikia Oskarų. Be oro gali išpūsti. Kur čia nerašo? 2 kartai, 2 sluoksniai, 2 prie 1, kietoji likutinė medžiaga, džiūvimas. Karočiai, Oskaras palei save improvizuoja, kiek slėgio. Vienu žodžiu pasiliekam prie šito, Ranalo. Žiūrėsim, kas čia bus su juo. Nu, uždėjau pirmą lakų eilę. Vaizdas toks. Kažkokie tai purpuriukai, kažkas tai lygu kaip virtų kažkas atrodo. Na gerai, bet čia pirma eilė, tokia pusinė va. Jau nėra skystas, patiršties limpa. Pralaukiau, nežinau, kiek čia 15 minučių. Pažiūrėsim, užvirsta, neužvirsta, nes aš pastoju kažkaip persistengiu. Tokia pirma eilė, be suliejimo. Užmėsiu antrą lakų sluoksnį. Gal paskutinį, gal ne. Nu, o dabar viskas jau maždaug išsivaikščiojo, tie garai. Nu, va, ką turim, apžiūrim, ką turim. Kaip jisai susilieja. Nu, čia toks raibuliuojantis. Čia ta kerzucha tokia, nu,
Nėra labai tragiška, bet jau čia pučiau 2 ar 2,5 kartų, pat neįsivaizduoju, kaip aš nulakau tas duris. Vieną sluoksnį nuvariau riebų tą antrą, o trečią kartą tokį užbarstymą. Nu, dulkelį, aišku, va. Yra vienas kitas dramblys įkritęs, va. Nu, bet čia ir tvarka pas mane, aišku, normaliai yra. O, pavyzdžiui, geriausius tai yra va tos, va. Va, tie juodi taškeliai. Čia grinai puliko, nešvarumas. Šiaip daugiau pusė velnio viskas atrodo. Va, ir nesimato, gruntas nepersišviečia, prajoms gražiai išsipūtė. Va, vėl snarglys. Dažiau va prieš porą dienų juodai. Nu, prašau, krenta. Čia iš dangtelio. Dangtelis plasmasinis yra geriau užsakami. Pas mane yra įstatomas į puliką. Nu, va. Nu, vis tiek poliruosis. Vis tiek poliruosis. Tai va, nu, o paskui pabandysiu ir tą nufilmuot pabaigtą. Va, snaigė lauke. Apdžiuvo. Durelis. O, jau ir rasa net nusėdo. O, jau. Ką reiškia vasara. Viskas, sausa, prašau. Su spalvom viskas kaip ir gerai. Be problemų. Sakiau, prieš tai buvo balčiau, gelsviau. Viskas puikiai išsilygina, viskas atitinka. Va. Tokia. Kaip jinai ten? Snaigė. Tai va. Ir dar šiandien turiu. Dar šiandien vakaras nesibaigė, turiu savo mėgstamiausias C klasės mersiuką. Su pakeistom peržiūrintom markom. Išsidažyti, man noriu šiandien tarpduris. Vakaras labai ramus, net neuždarysiu garažo durų. Paimsiu, išpūsiu, vėjo jokio nėra, nieko nėra. Pabandysiu garažę atidaryti, vartais išdažyti. Kitą pusę dar reikia apsiklijuoti. Remontinės arkas irgi gavau dėti, nes čia viskas buvo išpūvę. Tai va, toks šiandien mano vakaras. Nu, vandeniukas palaistytas. Oras labai geras. Ir čia dažysim. Taip, beveik laukia. Nu va, bazė yra. Lakiuką dar užmėsiu viskas. Nu, po antro sluoksnio. Snarglinė nubėgo, kai prajomuose būna labai linksma. O. Gražu, gražu, lygus, tvarkingas. Kitoj pusėj labai fainiai. Šašas būna. Nu, šiandien jau normaliai diena praėjo. Vieną mašiną, antrą mašiną padažymų. Užteks. Laiks į lovą. Bye.